Kalbama, jog žemdirbystės neįmanoma išmokti. Žemdirbių reikia gimti. Tai turi būti tavo kailyje. Tačiau tiesa yra tokia, jog aš žemės ūkyje atsidūriau vedybų dėka. Mano vardas Arpadas Bartfajus. Kartu su uošviu valdau 1200 hektarų ūkį Dunojaus Mohačo saloje pietinėje Vengrijos dalyje. Mūsų įmonė kultivuoja įprastinės grūdinės kultūras, iš kurių pagrindinės yra kukurūzai ir soja. Soją mes sėjame balandžio pradžioje, o derlių nuimame apie rugsėjo vidurį. Per šį laikotarpį pasėliai yra 3 kartus apdorojami dėl piktžolių. 1 kartą cheminiu būdu ir 2 kartus mechaniškai. Taip daroma todėl, jog sojos atveju yra labai svarbu, kad derliuje nebūtų piktžolių. Šią kultūrą sėjame eilėmis su 45 cm tarpais. Ir kadangi vėliau šios eilės susiglaudžia, svarbu, kad laukai liktų švarūs. Suprantama, sojai auginti reikalinga atitinkama technika. Čia mūsų apylinkėse visos įmonės tokia turi. Mūsų mašinų parko pagrindą jau seniai sudaro Claas traktoriai. Šiuo metu turime 9 Claas traktorius, 2 teleskopinius krautuvus Scorpion ir 3 kombainus Lexion. Mūsų laikais labai svarbu dirbti geriausiomis mašinomis ir eiti koja kojon su inovacijomis. Visada stengiuosi įmonės veikloje taikyti pačius naujausius sprendimus. Tiek Vengrijoje, tiek visoje Europos Sąjungoje nelengva pragyventi iš žemės ūkio. Tenka nuolatos galvoti, kiek pasėti ir kur parduoti derlių. Vengrijoje auginama soja iš viso užima 50–70 tūkstančių hektarų. Mes ją parduodame už Dunojaus į Nyderlandus ir Vokietiją. Nėra tikslaus recepto, kaip reikėtų teisingai ūkininkauti. Kiekvienas žmogus yra savitas. Netgi aš ir mano uošvis esame visiškai skirtingos asmenybės. Tačiau pas mus dirba labai geri žmonės. Mūsų darbuotojai puikiai sutarė tarpusavyje ir kiekvienas žino, kodėl jis dirba. Tam, kad visi kartu pasiektume mūsų bendrą tikslą. Žemės ūkyje dirbu jau 10 metų. Anksčiau užsiėmiau visiškai kitą veiklą, dirbau turizmo srityje. Išties puikus darbas, kai apsidairai aplink ir matai, kad tavo darbuotojai yra patenkinti ir kai pavyksta įgyvendinti tai, ką buvai suplanavęs šiais metais. Kai matai, kaip auga tavo vaikai ir svajoja užsiimti tuo pačiu kaip ir jų tėvas. Pirmus porą metų aš dirbau nuo ryto iki vakaro, nesitraukdamas nuo savo uošvio. Jis išmokė mane, kaip reikia teisingai dirbti. Yra dalykų, kurių pats vienas niekaip neišmoksi. Manau, kad man pavyko pačiu geriausiu būdu išmokti šios nuostabios, tačiau kartu ir labai sunkios profesijos. Anksčiau tiesiog sėdėdavau biure, o dabar visą laiką nuo ryto iki vakaro praleidžiu laukuose. Ir tai man labai patinka.